Išjudink savo laimę didžiausiame klube, kur be būtum. Sportuok Gym Plus. Va, rodom. Audrius prašė, kad mes parodytume šitus dalykus. Kada startuojam? Iš karto like, share, subscribe. Va, viskas. Būkit žmonės. O Jonai, vos atvykęs į ofisą pajutau, kad nesi didžiausias Halloweeno fanas. Aš šiaip esu pasiruošęs Halloweenui, mano balsas yra kaip iš Halloweeno. Marijonas Mikutavičius. Dažnai mes kiekvienas esam pasiruošę skirtingai, bet aš kaip Sisko pasakė, I don't celebrate. Tu don't celebrate. I don't celebrate. Bet tu vis tiek atidarai duris, kai ateina vaikai, prašo tai saldainių. Ar ateina? 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 Šiandien eis pas mane matai neteina, pas mane. Kodėl? Name negyvena vaikai. Nežino, kokia auditorija gyvena tam. Tie neduos. Tie miltų ant galvos užpils, žinai, kaip būna. Nes aš kai būdavau vaikas, tu eidavai su maišu ir ten sakydavai, per užgavėnės. Mes cenzūra Lietuvos. Bet čia užgavėnės. Taip. Ir būdavo dėdžių, pas kuriuos neįdavom, nes žinojom, kad jie pikti ir neįleis. Bet žinodam, kad ir yra gerų durų, kur ir 5 litus duona. Neturi, žinai, kad prigausi, neturi saldainį ir jie iš to nepatogaus jausmo, nu tas lyta tu. Žinai. Ir kalbos vaikšdavo, atsivinti, būdavo gaujytės, ne, užgavinių. Kur eit, pas Taneik, pas Petrauską, ne. O tu susitikdavai su poniom, kurios prideda blynų tau į tą maišą, kuri pridėta saldainio, tau dar blynų, tų riebalinių tokių. Jo, bet ir man tai dės blynus, nereikia, geriau gal lytą kokį. Jau žinai, saldainis būdavo, okei, nu vis tiek grįši, pavalgysi, žiūrėsi kažkokį filmuką ar dar kažką, bet man tai tos blins, nedėkit, dėkit, tai viskas, Tai būkit nusiteikę šiandieną įleisti vaikus, gal ir suaugę net pasivaikšto, kartais paprašo tų saldainių, mano vaikai šiandien irgi sakė, eis per rajoną. Kalbant apie šiurpnaktis, tai susiradau šliko švarką, ką tik spintoj, nes tą kondiškę audriukas pajungė, man čia vėsų pasidarė. Čia puikiai rankovės, matau, tinka. Tiesiog fantastika. Pas tave, kaip sako, ilgos galūnės? Ja. Tai kalbant apie ilgas galūnės, tai mes čia aišku, tai perėsim prie Asvelio šiurpnakčio vakar Kaune, bet Viktoras Vembanijama, jeigu jau taip imant ilgas galūnės, žinok, šį rytą buvau iš naujo įvestas į NBA kontekstą. Aš negaliu patikėti, 5 blokų vidurkis, taip dabar įsijungiau jo highlightus pasižiūrėti. Blemba, jisai yra nelegalų žaidėjas, nesąžiningas žaidėjas. Aš dabar galvoju, koks jisai dar bus po kokių metų, 3-4. Net žvėris su tokiam galūnėm, ką jis išdarinėja, ar kaip tu sakai, raikštė. Tingi jau dėti kašę, jisai tiesiog taip tą kamaliuką. Tyčiasi, jo. Jis įstato į krepšį. Tai būtent jo, tokį. Cik, tai žinai, kaip užmaunu tokią karūną. Ką? Karūna, taip. Ir žvėris, ir kaip tu sakai, ką reikės Europai daryti prieš tokį žmogų? Nieko, va čia turbūt ateina laikas, kai susitaikyti reikia. Tiesiog nieko nedaryti. Ateina kunigas pakrapį, rūginė prieš rungtynes. Pripažinti pralaimėjimą tiesiog. Sėdėsi ant soliuko su fotiku, pasifotkinsi, paskui pribėgsi parašiuką. Kaip Karnišovas, tai man praeis. Nes čia tikrai prieš tokį žmogų nelieka nieko kito. Pasigėrėti tiesiog. Jo. O Viktoras Vembanijama yra iš Asvelio kilęs, ne? Jeigu aš gerai pamenu teisingai. Ir kur Asvelis už ką gavo už jį? Špygą. Špygą taukota, kaip man blynus kažkada sumetė į tą maišą, ponė. Tai Viktoras Vembanijama yra buvęs Žalgirio arenai su Asveliu. Ir tam pačiam Panevėžy kalbėjom, kad buvo su to pačiu Sisko. Europos atrankos rungtynės turbūt buvo Panevėžyje. Taip. Ir tas didelis žmogus buvo ten. Matai, kas galėjo pagalvoti? Kaip viskas susiję. Tai ir Žalgirio rungtynės vakar susijusios su šiurpnakčiu. Tarp kitko labai neblogai pasiruošė Žalgiriuks. Jau vos tik tai įėjus į areną iš karto pasitinka ten baubas, siaubas, Kaliaskoj sėdi, ten visus gazdina, ten kažkas tai vyksta. Žinai, Rytis Kazlauskas žaidimą irgi veda baisų kažkokį. Pralysų insideris bendrauja. Šiurpas tikrai. Nu ir ką, ir viskas išdekoruota, ten taip galva suka prieš rungtynės, ten per rungtynės. Tau Jonai turėjo labai patikti. I don't celebrate.
Ten tas lavonas irgi... Ne, aš sakau, kažkodėl amerikietišką šventę mes švenčiam labiau negu savo šalies nepriklausomybės dieną, bet, yra kaip yra. Laikai keičiasi, gal tik reikia prisitaikyti, žinai, ir man prie tų laikų besikeičiančių. Tu neturi to feelingo. Tu neturi feelingo, seniai. Tikrai feelingo, tikrai. Tau reikia adrenalino suleisti subinę. Turime taurę su kaukolė. Ok, tai Jonas be feelingo šiandieną, bet Žalgirio vakar feelingas, tai aš dėjau skersą. Norėčiau pasakyti paprastai, tokios džiaugsmingos atmosferos nėra buvę Žalgirio arenai. 2,5 kėlinio turbūt. Yra buvę gera atmosfera, ta prasme palaikymo, prasme ten karšta, kai būna, žinai, bet čia buvo tiesiog tokia, kaip sakai, trūksta šventės. Va čia buvo nepriklausomybės diena vakar. Nu taip, atrodo, kad susirinkom giminės baliui su 15 000 giminaičių, ten Algelis gyvas, važiuok, dar viskas tvarkoja. Per širpnaktį džiakoju, apsireiškia Algelis. Ir supranti, ir visi tokioj euforijai, su ko bevaisi, visi... Tiesiog geriausias buvo pavyzdys, kokia yra nuotaika arenoje, kai parodė dėdė Arvydą. Parodė dėdė Arvydą, sėdi, pupso, mūsų legenda, ir tada taip saliai. Ir tada du pirštukai ir... Tie pirštukai jau legendiniai tampa. Aš vis laik pagalvoju, ką Arvydas galėtų kitokio parodyti, ne? Nereikia. Nereikia, pavyzdžiui, to. Arvydas tokį kažką... Arba rodo per kubą ir Arvidelis. Nes tie du pirštukai jau tampa legendiniai, tikrai. Metai iš metų tas pats, žinai. Ir hebrai daugiau nieko nereikia. Tai aš, bet žinok, bet tokios Arba reakcijos... dar yra variantas, kad Arvydas pabėga kaip iš to Coldplay, žinai, kur pagavo tą bičą su savo kolegija ir pabėga. Arba, žinai, irgi parodė ir Arvydas po stalu taip snirsta, žinai. Ir žodžiu, tą kėdę nusileidė ir... nugarau! Žiauriai gerai. Tai sačiau, Arvidėlio du pirštai sukėlė visišką katarsį, o Žalgirio arena, sakiau, turbūt šventė kokios dar nematė Kaunas. Mes šiek tiek diskutavom irgi, čia, žinai, gal susijęs su tai, kad galbūt kainos buvo mažesnės ir buvo jau daugiau žmonių, didesniam ratui buvo įkandamas tas bilietas prieš Asvelį. Tai gal su tuo susiję, bet aš sakyčiau, kad ta gera atmosfera buvo kokios 2,5 kėlinio, kai Žalgiris pabėgo ten jau per 30 taškų, per 37. Ir tada jau buvo tiesiog jau visi žiūrėjo. Neįdomu buvo jau momentas. Jau kalbėjo, diskutavo, kad žiūrėk, Dekolo nebėra, nes po 2 kėlinių nebepasirodė aikštėje, žinai. Dekoras gražus. Čia gal atnaujinta kažkas visgi, ne? Bet tokių buvo, tokių pamąstymų nebe per rungtynės sukasi. Ką vakare, kur išeisi, va tokie klausimai buvo keliami. Šiaip turbūt retas atvejis, žinai, kai ketvirtadienį jo labiau tokia šventė būna, penktadieniais yra įprašiau, nes žmonės leidžia savo labiau atsipalaiduoti penktadienį prieš savaitgalį. O čia toks jautės ir girdėjosi, kad tikrai žmonės gerai nusiteikia ketvirtadienio vakarą. Tai pakartojo Žalgiriukas ir triuškinimo rekordą, ne? 37 taškai. Jo, buvo prieš Vitorijas Labaral. Kada? Kučą. Prieš Kučą? Jo, tai čia dabar patiksliai metų. 2-13, ne? Man reikės. Kažkas tokia tie laikai. Bet šiaip, žinai, 37 taškai vienas dalykas, bet gynybėlė. Kad ir koks Lavonynas Asvelis šiuo metu yra, bet tu nepraleidai net 60 taškų. Tai yra kosmosas ir Žalgiris pagal gynybą yra ryškiai geriausias Eurolygos. 76 taškai vidurkis tik tai prasileidžia. Vienintelė komanda, kuri nepraleidžia 80 taškų, visi kiti praleidžia bent 80, reiškia, ir skirtumas yra labai nemenkas nuo visų kitų. Tik ten antras kėlinys buvo toks, ką ir Masiulis akcentavo, 20 taškų praleista prieš šituos, kur, sakau, tu žiūri į jų tą centrą. Šituos. Basina Vauterį. Ten rinkosi ofensinį reboundus, pats tas Vauteris 3 surinko. Tas Masa irgi iš pokašės nepataikė. Ir toks metą, jau žinai, nusikovoja, jau geras haipas, aš tokom permeta, paskui iš kitos pusės pagauna, toks, matėsi, kad lygis, visgi ne šitas. Ir matom, čia to Albos versija praeitų metų. Visiškai. Tai gaila. Ir polimi, ir gynybai reikia pripažinti. Būdavo atveju, kai mes nuo tų Albų ir tų pačių Asvelių gaudavom. Tai buvo 4 paskutiniai tokie atvejai, kai nuo Asvelio būdavo tokių atvejų. Per paskutinius 5 grajus buvo mūsų 1-4 prieš Asvelį. Mes Asvelio gavom 4 paskutinius iš eilės. Tai 1-4 paskutiniai 5, jo. Ir iš vis iki šitų rungtynių buvo 8-8 visų laikų, tarkim, tas santykis. Tai tok prieš Asvelį, kur mes dabar įmindom kojom. Buvo 8-8, tai dabar 9-8 Žalgiris įsiveržė į priekį.
Liūdna atrodo, nes čia bus visiškai talžamas projektas šį sezoną, kaip ir kartu su Baskonė, ne, mes kalbam, kad ir jie dugne, bet akivaizdu, kad bus daugiau tokių įsiskiriančių komandų, kurios dalins taškus. Kas yra NordVPN'as? Jonas yra labai gražiai vieną kartą įsireiškęs. Tai yra, ko tu taip žiūri rimtai? Tai yra lietuviškas produktas. Va čia yra pagrindas. Mes senokai nekalbėjom, bet vis norisi priminti, kad be VPN apskritai šiais laikais mažai kas funkcionuoja, o jeigu funkcionuoja, į tokius žmonės visą laiką atsisukama gana piktų ir tokių arogantiškų netgi žvilgsnių. Kreivai kažkaip pažiūrėjau. Labai kreivai. Trūksta kompetencijos. Ir labai paprastas pavyzdys, kada toksai daiktas ateina į pagalbą. Praeitą savaitę su Julium buvom Londone. Ketvirtadienį Žalgiriukas žaidžia. Kur tą Žalgiriuką žiūrėti? Per kanalus, per platformas, kurios yra prieinamos, per kurias mes žiūrime Lietuvoje. O tai Londone nerodė pagrindinį kanalą iš rungtynių? Kažkaip, žinai, nepagalvojom ieškoti. Manau, kad tikrai pirmą užėjusi barą būtume radę, kad ten Sky News, būtų rodę. Sport News, Garantuotai. Basket News. Bet kažkaip likom savo kambarėlyje ir dabar kaip čia žiūrėti. Užsisakė Julius HDMI laidą, ten per Voltą atvežė HDMI laidą, kad prie teliko prijungta kompiuterį, žodžiu, bet... O jungiat Match TV ar kurį? Bet nepasijungtume tų platformų, kurios yra prieinamos tik Lietuvoje, jeigu neturėtum VPN, nes tu būdamas už ES ribų, o UK jau yra už ES ribų, tu negali matyti to, kas įpratęs matyti Lietuvoje. VPN'as, Lietuva, pasijungiam, viskas žiūrim krepšinį, kaip taršo Žalgiris Barsą. Vakaras išgelbėtas. Tai jau čia yra vienas iš daugybės atvejų, kai VPN'as tau ateina į pagalbą ir būna tavo bičiulis. Kaip pasakė, vakaras išgelbėtas, buvo visiškai ta pati tonacija, kaip būtumėt jūs matę, kaip atrodė mums skristi. Visiškai. Vedė iš proto visus berniukus. Buvo mažas stebuklas laikyti juos krūti saujai. Didelis stebuklas. Parsivesti namus. Tylioji Agnė svajojo apie amžiną meilę. Serijos! Pavaikystės! Gerai. Su NordVPN išvengsit cenzūros, išvengsit apribojimų, naršysit saugiau, prisijungiant prie viešo naudojimo tinklų, prie Wi-Fi viešų, visokiose laisvės alėjose ir kitur. Išvengsit galimų nesklandumų, kai jūsų telefoną arba kitą įrenginį tiesiog atakuoja visokie blogiečiai. Tai 30 dienų grąžinimo garantija, o su kodu nordvpn.com pasvirasis brūkšnelis Basket News, tiksliau su šitą nuorodą, užėję 4 mėnesius papildomai gausit prie 2 metų plano. Tai kiek čia mėnesių gaunasi? O čia gaunasi 26 mėnesių. Taip, 2 kart 12, 24 plus 4. Mažas stebuklas laikyti jas krūti savai. Didelis stebuklas, parsivesti namus. Apskritai, aš galvoju, čia tokia labai jau gal biudžetinė Svelio versija. Atrodo, kad jie pataupė. Jų lyderis vis dėlto starto 5 žaidėjas, ne? Glynas Watsonas. Nu gerai, ten Dekolo, viskas aišku, klubo veidas, bet Glynas Watsonas, tu kaip bežiūrėsi, bet tai yra, pritemtas prie Eurolygos žaidėjas, ne? Tai Svelio biudžetas yra 18,6 milijoną. Kiek iš jų algų, kaip tu galvotum? 5. 4,5. Na va. Viskas. Ketvirtadalis biudžeto tik tai algom. Prie visų, mes žinai, turbūt žmonėm sprogdina galvas, kaip toks didelis biudžetas, bet mažai algoms, bet ten mokestinė yra dalis labai didžiulė. Ir žodžiu, kad iš tokio didelio kapšo tik tai gali skirti tik 4,5. Bet žinai, ir tas Glynas Watsonas, mes čia jį aptarinėjom, kad jis čia pritemtas taip toliau. Jisai Eurolygoje metą po 13 taškų, jisai Virtusų įmetė 24 taškus, Dubajui įmetė 21 tašką. Tai žaidėjas, kuris yra pritemtas prie Eurolygos, tiek nemestų. Na, tai jisai kažkas ten turi mest. Gali šitam lygyje žaisti. Kažkas ten turi mest, tai daugiau ten nieko nėra, bet tavo toks lyderis yra. Va. Toks lyderis, bet jisai yra šito lygio žaidėjas, žinai, negali sakyti, kad čia jisai toksai yra. Bet aš tai kažkiek prieš tą savaitę prisibijojau, žinai, nes šitą savaitę, kur visi iš karto uždėjo, čia turi būti 2 pergalės, viskas čia aišku ir kitaip nebus, nes su Eurolyga taip nebūna, kad iš anksto gali planuoti pergalės. Mes jau esame įsitikinę, kad yra per daug buvę atvejų, kad tiesiog taip negali būti, kad tu iš anksto planuoji tas pergalės Eurolygoje. Ir čia ir iš pirmųjų kelių rungtynių mes matėme Eurolygoje, kur teoriškai neturėjom laimėti, laimėjom, teoriškai turėjom pralaimėti, atvirkščiai turėjom laimėti, pralaimėjom. Tai šitą savaitę man tokia atrodo, kur atsipalaidavimo galėjo būti, nes tai yra namuose, tai yra varžovai, kurių gali neįvertinti. Ir abijos rungtynės dominavimas. Tiesiog po 40 minučių dominavimas ir įrodymas, kad šitas Žalgiris, aš vėl pasikartosiu, tu jo negali lyginti. Negali lyginti su pernai metais, pernai startavo 6-1,
Negali lyginti. Visiškai kardinaliai kitokios situacijos, kardinaliai kitoks žaidimas. Ir pernai po to 6-1 atvažiavo dar Lonnie Walkeris, kuris galbūt uždėjo tuos sparnus, kurių kaip tik tuo metu nereikėjo. Tai pernai mes 6-1 startavom irgi? Jo. Okay. Pernai buvo 6-1 po 7 rungtynių ir pirmavom, šiemet 6-2 ir antri esam. Tai, bet sakau, visiškai nelygintinos situacijos ir man čia yra visiškai skirtingas Žalgiris su to, kas buvo pernai. Kiek marškinėlių išdalina Cisco? Visus? Dabar kažkokia užsikūrė nauja tradicija apsikeist. Vakar apsikeitė irgi ten su vienu iš žaidėjų, su Virtuso irgi apsikeitė, tai jisai nebegali išdalinti. Ir ten atrodo, kai buvo su Morganais apsikeitęs, kai žaidė su Virtusu, o Virtusas žaidė Miunchene ir kažkaip komandos atstovas neva norėjo užkardyti tą apsikeitimą, nes turbūt neturėjo antrų marškinėlių, aš kaip supratau. Bent jau taip iš bendro vaizdo, ne? Nu, tai čia Kaune. Kaune, tai Virtusas, o ketvirtadienį, man atrodo, vakar žaidė Miunchene. Tai žinai, jie išvažiavo į išvyką su vienu komplektu ir mato, keičiasi marškinėlį. Žaidėjai, ne, turim antrų, nes turbūt taip supras taip, ne? Nes jie išvyką į pasiėmė tik po vieną komplektų. Kokiam lygiai, ne? No. Tai, bet galiausiai apsikeitė. Cisco tai dalina į kairę į dešinę. Šiaip įdomu, ar Morganas ten sužaidė. Kas nors pasakys Cisco, kad čia pinigus kainuoja. Ne, šiaip Cisco neįtikėtina, tie vaikai jau laukia, jau antiek susiformavusi yra kultūra po rungtynių laukti Cisco, didžiausias triukšmas, MVP skanduotės ir Cisco mėgaujasi to ir skiria to dėmesio. Cisco visą laiką yra paskutinis, kuris ateina į rūbinę, visi jau susirinkę ir treneris, ne, kur jau turėtų būti didžiausias žmogus klube, jo turbūt turėtų visi laukti, bet visi laukia Cisco, kad galėtų pasikalbėti, sušūkti tą šūkį po rungtynių ir Cisco... Ir tyliai pasakyti Silveinai, bet čia, žinok, dar ir pinigus kainuoja. Kur gražu, viskas miela, kad tu esi fanas, bet, žinok, ir kainuoja čia marškinėlė. Žinai, kuris tiek tas skrudžumas išlenda, jo. Bet šiaip jisai, aš nežinau, ten galėtų dalinti kairę į dešinę, tų žmonių yra tiek norinčių, tie vaikai spygė, rėkė, faina labai. Čia apie mano namus dabar šiuo metu kalbė. Bet šiaip čia yra super žvaigždė, žinai, tiek aikštelė, tiek už jos ribų. Ir man šios savaitės naujiena, kad Cisco po Kauną važinėja su Lamborghiniu. Kaip Tubelis pasakė, ne? Aš nemačiau, bet jis tikrai važinėja, ne? Jeigu Tubelis pasakė, sako, tai jis dabar važinėja su Lamborghiniu, sako, gal savaitį man, ten ją panuosi. Tai va, tai jeigu jis tai daro, žinai, ir jeigu tai yra jo pasirinktas būdas Kaune, po Kauną važinėt, tai čia yra, sakau, superstaras yra aikšteliai ir už jos. Mes žinom ir jo stilių, ir jo visą atsipalaidavimą, ir jo bendravimą su fanais. O jis oficialiai antrą pusę turi? Dar ir lambą pasiema, ne, man reikia. Okay. O gal ir turi, gal ir meluoju, gal ir turi. Tai smagu. Nežinau. Bet ir ta dalis yra, tarkim, žinai, daug kas iš krepšininkų galbūt nesupranta arba nesuvokia arba neprima, kad tai, ką daro aikštelį, tai yra, pusė realiai to... pusę už tai, ką jie gauna atlyginimą, ne? Bet tas bendravimas su fanais, ta meilė, kokią rodo, pavyzdžiui, Cisco, tai yra didžiulė atrakcija fanam ateiti, smušti rankom, nusifotografuoti, galų gale paliesti tą žmogeliuką, kuris taip siautėja, ne? Ir Žalgiris iš to turėtų, nežinau, įvertindamas tą pusę dar painvestuoti, kaip sakė, jau dabar turėtų duoti 1,5 milijono kontraktą, ne siūlyti pinigus, bet už 1,5 tai jo nebepasiliks. Aš atsimenu, kad mes kažkada tai apie Lonnie Walkerį kalbėjom, kad davai duodam 3 lemus iš karto ir ten pasirašom visam gyvenimui. Bet, faktas, kad jeigu tik tai yra tokia galimybė, tai aš galvoju, kad jie pasinaudotų nedelsiant jau dabar ir Gediminas Navickas, ir Jankūnas, ir visi kiti. Dėt ant stalo 1,5 lemo dabar, tai čia tai kaip minimum. Bet manau, net nežiūrėtų į tą pusę, aš galvoju, jis jaučia, kad 2,5 drąsiai. Jis sakytų, kaip Pušinaitis, sakytų, jūs jauskit varžą. Apie kas čia per numerį, apie ką kalbama, ne, bet jo 2,5, aš manau, dabar bus vertėja, plius žinom, kokia siaura rinka yra gynėjai. Tai bet žinai, apie tą gynėjų siaurumą mes pasirašėm šią vasarą mes. Kai Žalgiris laimė, mes visi to... Mes pasirašėm. O kai pralaimė, tai Masiulis. Tada čia taip, tai čia treneris, necharizmatiškas, nesugeba nieko, visą kitą, žinai, tada. O dabar mes tylim. Ne, čia jau perlenkiu lasdą. Pasirašytas Modolo, pasirašytas Viljamsas Gosas, išsaugotas Francisco, turim Brazdeikį, mes kalbam, kad mes turim Sirvydį, mes turim fantastinę gynėjų liniją ir kaip mes dabar šiemet šluosim. Tikrai Mikutavičius, Marijonas. Ir vakar, likus 1,5 minutės iki pirmo kėlinio pabaigos, mes lakstom, Žalgiris laksto su gynėjų linija, kurio yra Kajus Mikalauskas ir Rupštavičius. Ir tu sakai, matai, nebūčiau net baisiausiam šiurpnaktyje įsivaizdavęs šito dueto,
Ir ne tai, kad jie laksto, kai Mikalauskas išėjo į aikštelę, buvo 17-14, toks, žinai, Masiulio ėjimas, kur tu gali sakyti, turbūt jeigu kada pabandyti, jeigu sutrumpėjus rotaciją, žinom, kad nėra Brazdeikio, žinom, kad nėra Goso, jeigu tą rotaciją trupučiuką išplėsti, pirmo kėlinio galas yra turbūt geras variantas, kur tu per daug nesuknysi, ten tą minutę, pusantros nesugadinsi. Šiuo atveju vyrukas ne tik nesugadino, jisai pridėjo, kai žengė aikštelė buvo 17-14, Žalgiris kėlinį pabaigė spurtu 9-1 su juo. Atsidarė tritaškių, perėmė kamuolį, asistavo. Per 3-5 sekundės va šitą, ką tu išvardinai. Ir tiesiog skraidė aikštelė, žinai. Ir tą pirmą metimą įmetė, publika vėl užsikūrė, galim tik įsivaizduoti, kiek jisai pats viduje irgi nusimetė nuo savęs naštos, kai tu taip pats darai Eurolygoje. Žinai, kokie laužai subinėjai užsidegė 18-mečiui, kada tu jauti tokį tai sako Dekolo šalia, Dekolo, o kas čia Dekolo? Tokia, žinok, žmogaus, kuris dar sako, žiūrėjau pats tą Dekolo, vienas iš tų elitinių žaidėjų ir aš dabar prieš jį. Tai Dekolo, man atrodo, 2007 metais Dekolo jau turbūt žaidė CSK, spėju, ne? Ne, dar CSK, kokia Valencija, manau. 2007 metais, žiūrim, 2007 metais Dekolo buvo 20 metų, jisai žaidė Šolė, dar dar čia. Tai tada tik tai gimė Kajus Mikalauskas. Aš kai sužinojau, supratau, kad Kajus Mikalauskas gimęs 2007 metais, aš užsidėjau šitą šliko švarką. Tu prieš Mikalauską jautiesi šlikas? Aš prieš jį esu, man labai patiko jo atsakymas į Vido Mačiulio klausimą. Tiksliau Vidas sako, žaidėjai ne kaip 18, o kaip 28. Tada Kajus sako, jeigu būčiau 28, labai abejoju, kad tai palakstyčiau. Šiaip ir Sisko šitą sako, Ir senelį, 28 metų, jam 28 metų bičas yra ne bičas. Jam yra jau veteran. Tai čia reiškia, mane jau peržegnojus. Palauk, Sisko yra kokių 28 metų. Tai Siskas ir sako, šitas 18-metis gauna šansą Eurolygoje. Sako, aš turėjau laukti 26, kol suėjo, ne 27, kad gauti. Sako, aš taip džiaugiausi žį, kad aš jau būčiau, kaip 18-metis, ne jau virpėjau už Kajų, bet Kajus, ta prasme, savo drąsa užsitarnauja tą pasitikėjimą ir aišku, per kiek jis sulūžė, apie 20? 10 minučių. 10 minučių. 13 naudos. 13 naudos. Fantasy tokį ištraukti. Mačiau, Dominikas Meškauskas, kolega, gerą faktą išėmė, kad tik 14 žaidėjų per visą Eurolygos istoriją yra žaisdami mažiau nei po 11 minučių atlikę 5 pasus. Tai va, tai... Labai daug sąlygų, kas jeigu, bet šiaip iš tikrųjų, ta prasme, per 10 minučių, 10,5, 5 asistai. Va čia yra tikrai ne tas švarkas iš Suit United, čia yra Šlik United. O jeigu norit atrodyti normaliau, negu aš šiandien. Tiesiog, jeigu norit, kad jūsų švarko rankovės būtų pakankamo ilgio, reikia... Įsivaizduoju Valinskas 2005 metais. Viso gero! Adė! Kaip įmanoma? Tai šitą... Čia krokodilo rankos, čia krokodilai. Tai va, žinokit, kodėl reikia, aš pasakysiu taip kaip specialistas, kaip kostiumų mylėtojas, kodėl reikia eiti į Suit United. Todėl, kad ten jūs pirmiausiai pakonsultuos nestandartinio sudėjimo vyrams irgi turi pasirinkimą platų. Marškinių, kostiumų, striukių, paltų pasirinkimą vyrams. Ir kostiumai yra kaina daugiau mažiau iki 300 eurų. Tai yra pigiai, kokybiškai, gerai. Suit United grįžta ir pristato rudens ir žiemos kolekciją, kuri dabar dar tvaresnė ir tarnaus ne vieną sezoną. Tai, va čia yra puikus pavyzdys, kodėl reikia eiti. Parodysiu gal. Kodėl reikia eiti. Suit United, o ne Šlik United, jo? Ką jie sako, geriau fizinėse parduotuvės didesnis asortimentas matosi. Suitunited.lt yra tik nedidelė dalis viso to, ką jie turi fizinėse parduotuvėse. Pavyzdžiui, Vilnius Outlet, Pociūno gatvė 8. Taip, telefonas Vilniuje. Rasit internete. Ir sako, turi pasirinkimą nestandartinio sudėjimo vyrams. Tai galimai tokiam trumpom rankom irgi rastų kažką. Gerai. Jeigu tokias būtų. Bet jo, kostiumai, konkurencingos kainos kitais metais, žinai, jau turbūt visi kitus metus planuojamės plius minus pagal tai, kiek vestuvių laukia. Tavo, be abejo, tai yra visai dar kita tema, bet mes... Ten gal šiam. Mes, tai paprasti žmonės, paprasti kirminai, turim, žinai, mažesnį skaičių ir pagal tai planuoja ir galvoja, kitais metais nusimato 2 vestuvės, reikia kažkokio tai kostiumuko, nes paskutinis jau kurį laiką, supranti, būna toksai jau pavargęs. Tai va. Plius dydžiai nebestandartiniai. Pas pačius. Manau, tai kostiumai rūksta per metus, jie užsidega net nuo to, kiek jie dirba daug.
Tai nebijojot, pažiūrėk, kokias Kelnes plyšta. Pavyzdžiui, visi mano kostiumai, tos kelnes, kad ir kokios bebūtų, galiausiai per šikną ir žik. Ką ten darai tokia? Tupent. Ai, tupent. Jo. Visos kelnes iki vienų ėjo per šikną man. Atsimena, vienų kelnių liudininkas. Atsimeni vestuvės? Taip. O Siut United tokių barių nebus. Šitas žaidimo aspektas kūrybos klausimų yra dėl ko Kajus Mikalauskas ir buvo prijungtas prie Žalgirį. Prisiminkim, kad Dovydas Buika iš pradžių buvo registruotas tam 14-ukė pas Žalgirį pagrindinį sudėtį, bet Dovydas yra labiau matomas jau nebe kaip kūrėjas, o toks kaip atakuojantis žaidėjas ir dėl to Dovydas buvo paskolintas Jonavai su ta projekcija, kad jisai žaistų antroje pozicijoje, o ką ir Masiulis paminėjo, kad vertina tą Kajus Mikalausko gebėjimą kurti, mato, užuodžia tą gerai. Nebijo, va čia drąsa. Svarbu, nes jo, neprikalkoti kelnes yra vertybė šiais laikais. Tai va, Ir tuo pačiu, žinai, iš Masiulio pusės, tu pamatai, žmogus taip užbaigė kelinį, tu galėjai sakyti, gerai jaunas, nieko nesuknisai, solo galo. Tvarkoj, sėsk. Dabar jau tu savo Ir padarai. dar ta per galvą, kai Rūbinė Mikalauskas, kai žiūrėjom video, dar tokį praleido, sveikino taip jį su geru pasirodymu kažkokia ten ant televizijos. Kodėl va čia šiaip negalima, čia tai gerai, kad jis galėjo regos net. Atmuš galėjo tinklainę jau. Sveikina Bahūrai, bet... Ir žinai, gerai prilimpa, ne? Gerai prilimpa. Tai šis, ne šabalbonas, bet čia geras toks per viršų. Ką jau kelkis? Ką jau dar reikės žaisti? Ką jau? Nu ką tu majo? Mažas. Tai Masiulis galėjo tai padaryti, bet jis taip nepadarė. Ir jis sako, ką jau eik toliau žaisti. Ir ką jis toliau žaidė. Tai čia irgi iš trenerio pusės yra fantastika. Sprendimas vėl ne kažkaip tai tą jaunuolį sodinti, bet tu įrodai, žais toliau. Atsimeni, kas taip labai mėgdavo daryti? Antanas Sireika. Jisaigi sakydavo, kad aš jaunus žaidėjus į aikštelę leidžiu ne tada, kai viskas aišku. Ten plus 30, minus 30 ir kai nieko nereiškia, o kai dar vyksta rungtynės realios. Sako, kaip kitaip tas vaikas, sako tada man, kaip kitaip tas vaikas man žais tą krepšinį. Nu, tai... Jo, Kajus Mikalauskas vakar davė vaizdų. Ir šiaip aš tai galvoju, jam pačiam ateičiai, dabar dar kartą, bet bus koks nors variantas žengti į aikštelę, nu jam pačiam tai čia buvo labai smagus ir malonus krikštas. Bet visą laiką taip nebus. Žinai, tas toksai startinis, kur pradžiai favorai. Atsimenu, ten Mantas Kalnietis irgi, man atrodo, Kauno sporto halėje ten debiutavo kažkada irgi ten dėjimas ar kažkas tokio, kur tu matai, kad netgi biški per gerai. Ir paskui vis tiek ateina realybė, kad dar daug beržų nušikti iki to lygio reikės. Nu, bet puikus krikštas. Bet kad jisai bus prie komandos, akivaizdu, nes Gosas iškritęs. Brazdeikio vakar nebuvo irgi didžiausia gyvenimo pergalė už aikštelės ribų pasiekta gimė sūnus. Masiulis sakė, aš spaudos konferencijai galvoju, bus Šaro frazė ar nebus, tai žinai, apie sūnų. Jis 9 dangui dabar yra. Tai va, tai Ignas šiaip net vakar galvojo, kaip ir žaisti, dar apie pietus kažkas tokio buvo, kad aš dar būsiu, bet visgi galiausiai, pasirinko priežiūrą, kas yra labai sveikintina ir normalu. Ir šiaip, kas įdomus faktas yra, pavyko iškapsyti, kad visi, žinai, čia sureikšmina, kad klubas išleidžia žaidėją ten į šeimos tokias šventes, ne, ten, kai būna kažkokie didesni įvykiai. Bet šitos atvejais apibrėžia ir pati ELPA, kas yra žaidėjų asociacija. Tai pagal ELPOS nuostatus žaidėjams tokiais atvejais tai šeimos pagausėjimo arba dėl netekties ar tarp artimųjų žaidėjų yra suteikiama netrumpesnės kaip 3 dienų tokios atostogos, neįskaitant ten kelionės dienų ir žodžiu, yra tas apibrėžta ir klubas jau niekaip nebegali užkardyti, kad tavęs neleisim ar kažkaip, žinai, tu negalėsi dalyvauti ir mums čia atžaisto kontraktą, tu mums tamokam pinigus. Tai taša balbona, ne? Tai va, tai jisai planavo žais, bet, žodžiu, nusiėmė, o turbūt sekmadienį jau bus. Tai va, tai šiaip įdomus reikalas su to ELPA, čia pasižiūrėjus, žaidėjo yra labai daug apibrėžta, pavyzdžiui, žaidėjams turi būti steikomas 3 poilsio dienos per mėnesį, kur, žinai, tu negali nuvaryti jau kaip arklių, jau turi būti 3 apibrėžtas išeiginės, kur tu turi savo skirti laiko. Paskui yra šitas dėl sūnaus gimimo arba vaiko gimimo ir netekties artimoje aplinkoje yra šitas reikalas, kad netrumpesnės nei 3 dienų atostogos ir tiek. Okay.
Ir plius dar apie nacionalinius čempionatus. Žaidėjams turi būti steikiamas netrumpesnės irgi kaip 3 dienos pilnos poilsio dienos, neskaitant kelionės prieš prisijungiant prie klubo po Europos, pasaulio ar ten olimpinės. Jo. O šiaip ką, vakar eilinį kartą mes jau tarsi įpratom ir tarsi jau čia nėra ką kalbėti. Silverinas Francisko. Žmogus, kurį vis dar bežiūrint tu sugebi nustebti ir vis dar bežiūrint tu sugebi išsižioti ir kažkaip žavėtis, kad jisai gali šitos dalykus daryti. Pirmauja Eurolygoje pagal asistus, apie ką irgi čia yra jo didysis pasikeitimas lyginant su praeitais metais ir dėl ko man šitą Žalgirį, sakau, labiausiai skiriasi nuo praeitų metų. Šiemet mes žiūrim, kad yra 3 žaidėjai, kuriam tu gali pakabinti kamuolį, jie esi baudos aikštelė ir 3 žaidėjai gali užsibaiginėti Raitas, Birutis ir Ąžuolas. Jeigu ne jie, yra Slyva, Antrajako, kuriam gali nusimes, kuris įmes, žinai. Tai tų pasirinkimų ir tų variantų jam kaip žaidėjų yra žymiai daugiau ir dėl to ir mes matom jį kaip geresnį žaidėją, kurį jau matėm žiauriai gerą, dabar jis yra, kur diskutavom ir ne vieną kartą ir viešai ir privačiai, kur tu įdėtum į topinės Eurolygos komandas dabar ir jis tenais nepražūtų. Jis vakar surinko 7 asistus, 4 kėlinį net nežaidė, bet tos asistų turbūt galėjo būti dar daugiau, bet Ąžuolas Tubelis ten neužsibaigė iš pakrepšio, paskui... Tai pradėsim dabar kaltinti visus ir ieškoti, kurie čia neužsibaigė. Birutis, nes dabar toks yra užsikūręs po to Monako reikalo. Kažkaip Cisko pizdavojo Tubelį, ne? Taip, nes... Rūbiniai. Rungtynėse su Virtus, Tubelis buvo tas, kuris įrašė 10 asistą Cisko. Ir tai buvo pirmas karjeros dvigubas dublis Francisko Eurolygoje ir rezultatų perdavimo rekordas. O prisiminkim, kai buvo Monake, kai Birutis irgi liko prieš krepšį ir sudegino asistą, gavo pilos tada. Ir tai liko Cisko su 9 ir be dvigubo dublį, be karjeros rekordo. Tai dabar tas aš vakar ir vis tiesiau tą istoriją. Toliau metai tas Malkytės įlauža. Nes negi kalbėti apie krepšinį, apie 37 taškus pasiektus prieš Asvėlę. Tai apie tą Lamborghini ir buvo Ąžuolas užsiminęs, kad aš tada paklausiau Ąžuolo, ko tikėtumėsi kaip dovanos iš Cisko, kad čia yra 10, jam asistą rekordas, tai sakė, kad ir gal išnuomas man tą Lamborghini. Tai va, taip ir išėjo ta istorija, o vakar sudegino Ąžuolas Tubelis bent kelis Cisko asistus ir gavosi dabar ant nulio. Taip įsiaiškinau. Na šiaip šią savaitę Francisko 17 perdavimų atliko savo ramiai. 57 naudos. 57 naudos. Istorinis rezultatas. Tai antradienį tapo turo MVP, ne? Su kas palauk dar ten irgi. Čima Monekė. Ir irgi kokia priešistorė, jie kartu žaidė Mursijoj. Dar čia nežinau. Už centus, kai sakė, ten už 3000 žaidžiau. Ir dabar šitie du bičiai dominuoja, bent jau šiam laikotarpį Eurolygoj. Ja. Sirvydis naudojasi irgi situaciją, vakar geros rungtynės, jam 17 naudingumo balų, fantasy turėjau kaip tik pričiupęs būtent šitam turui, nes kaina vos 400 000, bet buvo akivaizdu, kad kai nėra nemažai žmonių, tai jis turėtų lošti. Čiukšt, trajekėlį su pražanga, kažkaip šią savaitę Sirvydis pramušė, kaip turi būti iš toli, ne? Ir nežinau, jums nepasirodė, kad kažkaip jis pagreitino dar išmetimą tritaškio, kad dar greičiau yra išmetamas tritaškis negu anksčiau. Gauna ir tas spotapinės situacijos labai momentaliai meta iš toli. Gal dabar nebėra dvejonės. Nežinau, bet toks įspūdis, kad akcentas yra uždėtas, aš būtent šią savaitę atkreipiau tai labai dėmesį. Ir antradienį, ir vakar prieš Asvelį. Super greitas išmetimas gavus kamuolį, jokio sudėlsimo, nebiškio. Jo, tas akivaizdu, nes matai, jisai kartais jam dar reikia išsiriškinti rolę, ne, ir gauti pasitikėjimą, kad jisai dar iš pradžių dar žiūri, gal kur gali nusimesti po krepšinės yra akcentas turbūt irgi, ne, iš Masiulio, bet jisai dabar su tuo įsimetimu, rodo užtikrintumą ir jisai duoda vaisių tų. Bet kas grįžtant dar prie Cisko, mes kalbam apie jo skaičius ir jisai dabar rinko per spalį, rinko po 19 naudos. Ir čia panašu, kad turės mėnesį MVP Žalgirio komandai ir iš visoje Eurolygoje, kai iki tol mes turėjom tik tai 5 mėnesį MVP, atsimenam, buvo Jankūnas 17 metais, 18 sezonė tam, Brandon Davis, Marius Grigonis ir dar kažkas palauk buvo. Ir Markus Brown buvo 7. Evanciukas nebuvo. Tai va, tai panašu, kad Cisko šitą titulą pasiims ir visiškai pelnytai. Jo. Aš šiaip dar apie skaičius kalbant, žinai, pažiūrėjau irgi tokius, sakykime, įdomesnius skaičius. Tai mes jau kalbėjom apie tai, kad Žalgiris yra mažiausiai taškų praleidžianti komanda Eurolygoje, bet pavyzdžiui, Žalgiris pirmauja Eurolygoje pagal taškus pelnamus po varžovų klaidų. Jie tiesiog išnaudoja geriausią varžovų klaidas, po 15 taškų per rungtynės susimeta iš
iš šitų situacijų. Žalgiris yra beje paskutinis pagal atakų skaičių. Reiškia, pagal šitą skaičių teoriškai tai yra lėčiausiai žaidžianti komanda Eurolygoje. Bet yra antras pagal taškus per ataką. Reiškia, atakų turi labai mažai, bet jas išnaudoja žiauriai efektyviai. Taip, pažiūrėjau, kas atakos Barcelonai, 4 taškai lygioje vietoje. Tubelis iš pakrepšio ir Francisko 2 taškai, 4 per ataką. Tai tas ir išpačia tas skaičius. Ir tos atakos, žinai, vėl žiūrint tą puolimą, kaip tas puolimas pasiskirsto. Nėra, kad Žalgiris kažkur išsiskirtų, kad būtų komanda, kuri, tarkim, daug paustina, arba mažai paustina, arba komanda, kuri daug žaidžia ISO, arba mažai žaidžia ISO. Žiūri visus tuos, jie visur yra maždaug plius minus per vidurį. Jie nėra kažkokį labai konkretų, aiškų veidą puolime turinti komanda, kurią būtų labai lengva uždaryti. Vat, žinai, kad pavyzdžiui, pagal pustapus ten pirmauja Realas, labai akivaizdžiai. Pagal ISO pirmauja Dubajus, arba ten ISO mažiausiai turi Virtusas. Arba pustapų turi mažiausiai Baskonė, nes jie Trajakų daug švaisto. Tai šitos komandos turi labai aiškius savo veidus, kur tu labai žinai aiškiai, kur tau reikia uždaryti. Žalgirį žiūrint ir skaičiai rodo, kad nėra taip paprasta nuspėti, kaip jie žais. Visoks. Nes jis yra visoks. Ir čia yra didžiausias privalumas puolime, bet sakau, bet paskui tu žiūri tą pačią gynybą. Gynyboje yra kol kas žiauriai solidus. Išjudink savo laimę didžiausiame klube, kur bebūtum. Sportuok Gym Plus. Kadangi tų skaičius dabar čia mini, pamačiau ką tik skaičių, kur žandikulis šiek tiek išsinarino. Žalgirio naudingumas vakar 140 balų, Asvelio 40. Žalgiris laimėjo pagal naudingumą ant 100. Ant kiek laimėjom? Ant 100. Labai ramiai. Svadingi skaičiukai. Ir kas dar, aišku, labai svarbu, žaidžiant dvigubą savaitę, antras rungtynės niekas nežaidė ilgiau 22 minučių. Padalintas laikas maksimaliai, šeštadienį, žinom, derbis su Rytu, tai sekmadienį jėgų reikės, tai padalinimas čia vėl yra fantastinis. Brazdeikis grįž, turbūt kaip ant sparnų irgi visiškai palsėję, šviežias. Taip, kad iš Masiulio pusės turbūt čia bent jau tą dvigubą savaitę Eurolygos buvo pravesta tobuliausiai, kaip tu galėjai įsivaizduoti. Sostinės mes vilką papjausim, skandalas. Žalgirio fanai, juokinga truputį man šitą skanduoti, tokia, žinai, kur tokia labai nuoširdis yra vaikiška. Sostinės mes vilką papjausim. Ir sakykim, ne vienintelė kažkiek vaikiška skanduoti, kur vyrams Audi ložiai, Audi sektoriui nėra labai jau to, žinai, reikiau, sostinės vilką papjausim, nebuvo problemas. Čia įprastai prieš derbį būna, rungtynės prieš derbį aktyviai sirgaliai skanduoja. Ir aš galvoju, žinok, sostinės vilką papjausim turbūt skamba geriau, nei ką Ryto sirgaliai skanduoja Žalia K, ne? Prieš tą, Žalgirio fanai tada turi savo tą nekenčiu. Kaip aš Rytų, ne, ten, kaip aš Kauno nekenčiu, man atrodo, čia gyvi. Čia gal abudu turi tokią pačią. Gal abudu turi. Ai, žinai, kokią turi? Taip. Juoda, balta, raudona. Portugalas. Taip, yra. Girdėta. Bet dar skaitė, kas irgi buvo svarbu šitose rungtynėse. Madolo, šiaip toks buvo praleistas faktas, kad jisai namuose Eurolygoje niekaip nedalyvirindo. Jisai per 57 minutės per 3 rungtynės namuose Eurolygoje buvo iš 13 metimų pataikęs tik tai vieną. Vakar Madolo per 11 minučių 11 taškų, 2 trajekėliai, 13 naudos. Ir jis vakar irgi pasibendravom, tai sako, pats pamačiau prieš rungtynės tokį faktą, kad kol kas aš nedalyvirinu Eurolygos namų rungtynėse. Mes žinom jo, kaip jis Barcelonai pasirodė, koks ten buvo sprogimas, bet namuose jam sako, man ir pačiam dar reikia prisipratinti per tos energijos, kurie ateina iš tribūnų. Nes, aš tas santarusis vokietys, bet, aš nejausdavau niekada tokios atmosferos už nugaros, mano adresu skriejančio, žinai, jisai būdavo priešiškose tik tai atmosferose, tai faina, kad persilaužė. Ir, kaip sako, liktai jau tokių skausmų, kurie buvo prieš garžus, jisai nežaidė, per apšilimą pajuto irgi ten turbūt šlaunies skausmus apie hamstringą kalbėjo, tai dabar liktai sako, viskas tvarkoja. Dabar ta atmosfera, kaip pasakėjai, prisiminiau tą vietą, kai Žalgirio fanai visa arena pradėjo dainuoti, skanduoti žaliai, balti. Nesu buvęs Oakoj, bet esu buvęs Belgrade. Visi kirčiai buvo neteisingi mano.
Nu, buvo į tą pusę, jaučiu, ne? Linko Akos jau ėjo su tuo. Žaliai, balti, kur jau... Nu, buvo, kartais momentas prasproksta, gerai. Gerai, užsikūrė. Jeigu visi, tai visi, va tas norėtųsi, žinai, o ne pavieniui, kad būna. Nes, sakau, vakar tokia buvo, buvo labai geras lygis, tada biškai pasėdo, visi pradėjo tarpusavį kalbėtis, krepšinis nuėjo antrą planą, žinai, bet ir užsibaigė labai tvarkingai. Tik, kad nuėjo antrą planą, aš tai vakar antrą pusę tiesiog dariausi kitus darbus Žalgirį žiūrėdamas, ant tiek buvo rungtynės nesvarbios, žinai. Ką su muštinukai susitepti? Ne, ten e-mailus tvarkiausi kažką, žinai, taip vieną akim. Tai, ja. Apie vieną akį šnekant, reikia užmesti ją ir į Šaro stovyklą. Klausykit, vakar Žalgirio varžovo pataikymas buvo 31%. Asvelio toks pataikymas iš žaidimo. Tai yra siaubingi skaičiai, 22 metimai iš 70, nežinau, čia su tokiais skaičiais turėtume eiti į Europos taurę ir ten dar sunkiai išeitum į play-offus. Tai Šaro komandos skaičiai vakar žaidžiant Madride buvo ne ką geresni nei to Asvelio. Šaro Fenerbahčio metė blogiau už Asvelį 30%. Ir šiaip, nu, kaip jau ir Šaras pasakė, dabar turim šitą momentą mes atlaikyti. Jau kai Šaras tai pradeda irgi kalbėti, reikia atlaikyti jau šitą. Čia taip, čia nejuokinga, suprask, žinai, nes juos daužė Valencija šią savaitę, po 3 kėlinių buvo 20 taškų plus Valencijos. Juos daužė anksčiau šį sezoną Dubajus, trankė kai obolius, dabar jos tiesiog sulamdė Madrido Realas. Tai Realas trečią kėlinę pabaigo 62-30, pirmavo prieš Šaro vyrukus. Antram kėlinį tik 6 taškai surinkti Šaro komandos, tai... Čia baisu pagalvoti, kas... Dugnas visiškai. Kol kas dugnas. Ir net nežinai, kur žvalgytis. Okei, tie žaidėjai, nu kaip ir yra, ko jie dabar neturi. Jie, nu kaip ir viską susirinkė, man atrodo. Nu tai atsigaudinėja kažkas, gal ten sakykime, pabiški tą kliniką. Nu, dar neviršina jo žaidimo laiko, nes 15-16 minučių. Bet, kad čia, žinai, iškart turbūt klausimas būna apie trenerio kėdės, bet turbūt nekvestionuojamas, kad Šaras čia bus po čempioniško sezono nuimtas. Ne, taigi dar net kalbėjo ką tik dar Fenerio vadovas, kad reikia prasitęsinėti. O kas ant suolo toks sėdi, kuris tą patį girdėjo, kad visiškai pasitikim treneriu? Kaziukas. Ir žinai, kur tu girdi Fenerbahčio prezidentą kalbant Šarai, žinai, mes pasitikim, mylim, jisai ir Kaziukas Šarai. Pameni Kaune, kai buvo man. Ta patį girdėjau. Tai va, tai neužsililiuok. Dirbam darbus. Visi surėmė pečiais ir kumščiais, ne? Nu, darom, nes, nu, kitaip gali būti chana. Tai va, nu, žiauroka. Kaip atrodo Feneris. Ir Feneris dabar Eurolygoje yra 17 vietoje. Tai čia, jeigu Žalgiris yra didysis kontrastas, lyginant praeitą sezoną su dabartiniu, kaip atrodo pakilimas, tai Feneris bent jau kol kas dabartiniai situacijoje yra didžiausias nuokritis. Mes kalbam apie Eurolygos čempioną. Ir va tau vieno žmogaus kaina iš principo. Nėra Nigelio Heiso Deiviso. Gudūra. Aš į Heisą Deivisą gal vis tiek labiau žiūrėčiau. Už tai, kad Gudūros išvykimo jie tarsi ir buvo pasiruošę, žinai, tarsi ir įtarė, kad jisai gali. On Heisą stumėjo Oliną. Jo nepakeitė. Neturėjo tokios vilties jo ir dabar, kai viskas sugriuvo, tai sugriuvo. Bet žinai, žinant Šarą, vėl, nu čia yra tas treneris, su kuriuo komandos visą laiką įsibėgėja. Jos visą laiką antroji pusė sezono rodo geriau negu pirmoji pusė. Dar Šaro nei viena komanda Eurolygoje šitos taisyklės nebuvo paneigusi. Visą laiką tai būdavo. Taip. Tai su Šaru tu gali būti tikras, žinai, kad jisai tuos žaidėjus sustatys ir jie įsivažiuos, nes pavardės yra, talento yra, tik tai to žaidimo kol kas nėra. Jo, nu ir Žalgiris gerai, kad pasiėmė iš Fenerio, dar kol kas tokio Fenerio tą taškelį. Žinai, man patinka, Lukai, tavo mintis buvo nebloga prieš podcastą, kad taip, mes čia džiaugiame Žalgiriu, viskas trakoja ir yra ko džiaugtis, bet dabar likęs ratas Eurolygos yra su rimtesnė situacija. Nu dabar ką mes Valencija kitą Valencija namuose, kur tikrai labai neblogai atrodo. Ten Cameronas Tayloras irgi pagavo formą, dabar aš ir fantasy turiu jau pradedu kukuoti iš džiaugsmo. Ir 3 išvykos. Olimpijakos, Dubajus ir Realas, kuris vakar Šaras kalbė. Visos šitos komandos, visos 4 šitos komandos, nu, Olimpijakosas negeriausios būklės irgi yra, bet tas pergalytis vis tiek raškosi. Kažkiek tai. Tai Valencija namuose va čia yra faktas svarbus, kad nu, turi pasimtus taškus, bet ir ką mes kalbam, Žalgiris dabar čia yra 6-2,
Ir Žalgiris nenugalėjo kažko tokio. Nu gerai, pirmą 2 savaitę Fenerbahčė ir Monako pasiėmė, bet pasileido prieš Milaną namie ir Belgradas išvyko. Aišku, tas pergalės reikia pasimti ir čia yra didžiulis darbas prieš tą pačią Barceloną. Bet tokių skambesnių, dar kol kas nepasakyčiau, kad Barsa Palo Blaugranoje Talžiai 20 taškų yra skambu. Nu tai šitas, Ta prasme, tas gal čia yra rimta. Jau gal čia įtikini labiau, bet... bet tos 3 išvykos bus rimtas išbandymas ir čia pasitikrinimas. Jo. Kas dar šią savaitę, vyrai? Aš galvoju, mes taip mažai duodam dėmesio meilės ir šilumos Klaipėdos Neptūnui, o Neptūnas iš tikrųjų tos meilės nusipelnė labai šią savaitę. Ir Neptūnas iškovoja pergalytę Europos taurėj mano mylimoj Liublianai. O kodėl tu ten įsimylėjai pirmoji meilė? Aš pasižiūrėjau reiškia, tą salytę ir man sugrįžo visi prisiminimai. 2013 metais mes su tėčiu ir dėdė Petru tokiu, kuris turi Petro agurkus, paskui mirės po tos kelionės. Kas yra? Taip yra, šiurpnaktį galima tokius dalykus ir papasakoti. Tai fantastiškas žmogus buvo Petras ir mes važiavom į Liublianą su furgoniuku. Jo. Šaranas? Taip, ir važiavom žiūrėti rungtynių Lietuva-Prancūzija Europos čempionato finalo. Ten važiavo daug lietuvių, užkilomi patį viršų, ten sunkiai viskas matėsi. Tai žiūrėt. Taip, Petro, man atrodo, neįleido į salę, paskui įleido jau. Jūs irgi viršų buvo, nes mes irgi važiavom ir irgi viršų įsėdėjom. Taip. Okay. Nu, ir ta salė man iš karto bam, o visi grįžo vaizdai, kaip mes prisiparkom Liublianui prie skardžio kažkodėl, atsidaro durys, Petras Japačiai. Petrai, ką? Oi, tikrai, labai smagu buvo. Tai Klaipėdos Neptūnas nugali C9 Olimpiją ir, mažiau besidomintiem čia gal nieko ypatingo nesakytų, bet C9 Olimpija šį sezoną pradėjo sutriuškindama Hapoelį išvykoj. Jeruzalės. O Manresą sukaldami ir Salonikų Aris 31 taškų sudaužė su Kulboka. Tai čia tikrai ne šuns pypas ta C9 ir Klaipėdos Neptūnas paima ir savo tvarkingai juos pričiumpa. Net tada, kai jau sugrįžo į rungtynės C9 ir persvėrė rezultatą. Ir kur atrodo, kad Neptūnas nori tiesiog pralaimėti jau tiesiog. Ir tada pasirodo, kad yra ten tų išteklių, kaip sužaisti puolime, atsiranda, jeigu reikia Lomažas, jeigu reikia Girdžiūns, senelis Girdžiūns 16 taškų sušėrė, Lomažas 25 atsegė, Velička pasijungęs 8 asistai, Karnikas 28 naudingumo balai. Neptūnas turi ilgą suolą, aš apie tai nenustoju kalbėti ir man ir toliau atrodo, kad ateina kažkas ypatingo, aš kalbu apie Klaipėdos Neptūną šį sezoną. Čia bus labai rimtas darinys tiek Europos tauriai, tiek Lietuvoje. Bet reikia gintis. Žinai, tu išvykai praleidai 91, įmetė 94. Už gynybą nieks nemoka. Ne, seniai. Kuti, nereikia. Ne gynybos pažiūrėt eina. Gynyba tik silpniem, žinai. Sakykim, jo. Bet žinai, apie tą Lomažą kalbant, irgi nemažai kalbėta apie charakterį, visą kitą, bla bla bla, bet tokiais momentais ir kai šiuo atveju 4 kėlinio pradžioj Olimpija išsiveržė į priekį ir atrodo, jau čia tas momentas, kai šeimininkai nulaužė ir nueina. Ir da Lomažas 1 tritaškį, paskui Velička priedė, bet paskui Lomažas prasiveržė po krepšių, akrobatiniai 2 taškai su pražanga, paskui dar 1 tritaškis ir vėl viskas ramu. Jisai viskas sustatė vietą. Komentuoti Euroleague Live, Euroleague TV. James Cornick. Kur tu pavardžių nemoka sakyti, kai tą patį Girdžiūną, ten tas komentatorius. Gaižausas, kaip jis ten patapo? Minduskis Giržaunas. Gaižiūnas, ten visokių variacijų girdėjosi. Ja. Šiaip žinai, vienas dalykas, kai būni basketinius ofise, tu iš čia parsineši dalykų namo. Ir aš praeitą savaitę, aš tikiuosi, kad ne iš čia parsinešiau užkimimą. Bet praeitą savaitę, žinai, čia Monika atneša, pridalina, pasiimkit, parsineškit namo, pabandykit, pavalgykit viską. Praeitą savaitę aš parsinešiau juodą dantų pastą. Jos Jie yra tiesiog juoda. Jo, aš su šitą naudojęs. Ir tai yra vienas iš kelių pasirinkimų, ką Eko Denta gamina ir kaip galima prižiūrėti savo burnos higieną. Ir čia yra pasirinkimas, kuris gali kažką nustebinti, bet čia yra toksai, su kuriuo Eko Denta įeina į rinką ir pasiūlo variantą, kuris tikrai
suteikia, sakykime, šitam labai monotoniškam ir nuobodžiam procesui kitokių spalvų tiesioginė žodžio prasme. Juoda, sakai. Bet čia su lava, palauk, kaip čia rašo jie. Tai Ekodenta turi savo linijoje daug dantų pastų, viena iš jų naujienų yra juoda. Ekodenta ta standartinė sena gera atpažįstama, man turbūt yra žalia pakuotė dantų pasta. Juoda balinamoji dantų pasta su galingais vulkano mineralais. Švelniai valo ir balina dantis. Padeda pašalinti apnašas ir drėkina burnos gleivinę. Parodyk. Ja. Taip ir trina. Šiurpnaktis tikras. Tikras šiurpnaktis. Bet čia šiaip atrodo, čia šiaip yra gana senas būdas. Aš esu matęs, Ką, patrinti dantis? man regis Nepalė, esu matęs, kad tiesiog praeidinėjom ir ten vienam iš kaimų išėjo vis tokia senolė gatvėj su vat irgi juodu kažkokiu, turbūt žinai, kas yra anglių pagrindų. Nesimėtė jinai katėm, taip valėsi dantis. Ne, čia yra nesimėtė iš kačių. senoviniai dalykai, žinai, tai ne, nesimėtė. Bet tai gal stygis tiesiog šepetuku. Bet čia yra visokių, yra kokoso, yra cinamono, yra mėlynių skonio. Aš šiaip dar naudoju jų ir skalavimo skystį dantų. Žinai, greitai. Aš irgi. Aš net pamiršau, kad aš jį naudoju. Kad būtent tą. Teisingai. Tai Ekodenta, Green Line, Black Line, Expert Line ir visos kitos dantų pastos, legendinis prekės ženklas Ekodenta. Ir aukščiausios kokybės organiškos burnos priežiūros standartas. O mes podcast'o žiūrovams turime savo nuolaidos kodą, kaip tik dabar yra labai geras laikas apsipirkti jums pažįstamą L parduotuviai eshop.bioklab.com su nuolaidos kodu basketnews20 jūs gausit 20% nuolaidą visam Ekodenta asortimentui. Tai prisipirkat pastų, nuvežat tėvam, seneliam. Tam pačiam kolegai, kur jauti, kad, apsileidęs. Klausyk. Sveikas. Šiaip tarp kitko labai gera dovanytė, ne? Kiek čia po keli euriukai, ne? Kiek du? Tai taip. Ir tokį, žinai, ir žiūrėk čia. Namiokas. Žinai, ne bet kokia, ne tą paprastą, kad kiši valykis dantis, ne? Žiūrėk, čia kitokia yra. Jo. Žiūrėk. Va, koks bairis. Tau bairis. Man? O, čia kažką reiškia? Ar tik dovana? Kažką naujo nori išbanyti, ne? Taip. Gerai, imu. Ir trininamie grįžęs. Iki baltumo. Su pasiflorais, su greifrutais, su druska, žodžiu, visokiausių yra variantų. Aš pas nežinau, kad jie gali būti dantų pastų. Įsivalykit dantis. Tai va, tai Neptūnas įspūdingai, Lietkabeliukas šią savaitę prasileidžia namie nuo Budičinos. Daug mūsų pažįstamų bičiulių buvo suvažiavę į Panevėžį ir Rašidas Suleimonas atvyko ir Oleksandras Kovliaras. Ir mes dabar su Jonu net sakėm, Jogi Ferelas, ne? Jisai buvo Panathinaikos kažkada. Jis buvo į rytą po keliu ar ne? Ar man vaidenasi? Aš su kažkuo maišau jaučiu. Ferelas. Dabar kaip pasakyti, maišom, mes maišom. Čia ne ta. Met Ferelas buvo, kur negalėjo paskelbti šlagbaumo išvažiuodamas iš... Tai čia, aš galvoju, blema. Ne. Kur žmogus buvo tai į tokį psichologinį kažkokį burbulą patekęs, kad negalėjo paskelbti šlagbaumo. Pirmino. Tiesiog. Kaip Ostinas Pavarsas? Taip. Tai va, šiaip kėlinio galuose Lietkabelis vis po trajekėlį prasileido, susirenom, gavo per sprandą ir neatsilaikė. Nors sakyčiau, dabartinėje situacijoje tai tiek vieni, tiek kiti, tiek Lietkabelis, tiek Neptūnas atrodo gal net šiek tiek geriau negu aš galvojau. Turiu menį, Lietkabelis 1 pergalė, 4 pralaimėjimai, bet tai yra komanda, kur tu matai, kad jie dar duos rezultatą. Kad ir su Budičinos rungtynės. Tu matai, kad jie gali, kažko tokio kampuko cinkeliuko pritrūksta ir tas pergalės nėra. Bet aš dėl tos pačios priežasties ir Neptūno pralaimėjimų nesureikšnu. Nes tu matai, kad potencialas yra didelis, Klaipėdos ypač. Nes tu myli tą komandą. Aš myliu. Beručka, 0 taškų. Bet to 5 vis dar išlieka Lietuvoje. Dabar, žinau, gal 6 jau. Gerai. Bet kalbant apie Lietkabelį, Džemalas Morisas. Taip? Džemelas. Žinai tokį. Žinau. Europos turėjai renka po 11,6 taško. Kiek renka šitas žmogus naudos? 11,6 taško. Taip. O naudos bus 6. 1,6. Taip gali būti. O aš pažiūrėjau jo rungtynės Europos turėjai, jisai su Chemnitz Niners. Komanda taip. 11 surinko taškų. Kiek surinko naudingumo balų jisai? -10. Su 11 taškų surinkti -10 naudos. Wow. Pažiūrėk, Chemnitz Niners. Neveikia.
neįtikėtina, ta prasme, Chemnitzo Niners įmetė 11 taškų, surinko minus 10 naudos. Su Bresoburgo, 4 taškai, minus 8 naudos. Lyderis tavo. Ne, kuris čia Juventus 24 atbeldė. Žalgiriui 27. Europos tauriai. Piš? Bet kam reikalas? Kam reikalas? 4 klaidos. 2,6 įsta tik tai. Čia jau, metimų, belė kiek. Bet aš taip dar nematęs, 11,6 taško, 1,6 F. Ta prasme, neįtikėtina. Ir kaip tu su tokiu lyderiu gali funkcionuoti? Tu LKL laimi prieš Žalgirį, prieš Juventus. Palauk, Eurolygoje Edvardsas. Ne, Eurolygoje Europos turės. Panašiai Edvardsas sujudėjo, ne? Edvardsas jo, vakar. Prieš Žalgirį ar vakar? Vakar su Müncheno Bayern, aš tau minėjau, tas skaičius jis įmetė gal 11 taškų. Ir minus 1 naudos. Kur irgi, mašina, realiai tau reikia imti jį į fantasy. Jo, 16 taškų, minus 1 naudos. Tik tai 2 klaidos, bet metimai iš 19. 16 taškų, minus. Čia... Ne, bet aišku, tu žinai, suklydai 2 kartus, bet surinkai visą, kas įmanoma dar blogiausia. 3 blokai gavai. Nulindai, kur nereikia tavo, ne? 3 pražangos. Tai viskas akumuliuojas ir minus 1. Nu, fantastika, pasak. Šiaip šiurpnaktį ypatingai neblogai žiūriu paminėjo mūsų bičiulis iš Utenos. Audrius gal toj parodys per ekraną. Mačiau, ką tik žinau, ką tu parodysi. Ir netgi žinau, šitą sumanimą jau buvau girdėjęs iš mūsų bičiulių iš Utenos. Eimantas Skvernis. Jis sako, aną savaitę gavau kvietimą į vakarėlį, liepė atsakymą per 7 dienas atsiųsti, ar žadu dalyvauti, nusiunčiau, dalyvausiu. Va ir kostiumą jau išsirinkau. Gero Helovino. Nu, čia jau skamba įdomi. Aš nemačiau šiaip, bet ką jisai? Tai va, aš tą parodysiu iš karto. Čia, tai žiūrovai jau mato ekrane vis tiek. Reiškia kostiumėlis, viskas tvarkoj, krepšinio asociacijos fone. Taip, apeliacija į skundą dėl pasisakymo apie Joną Vainauską ir pradėta iki teisminį tyrimą. Ne, iki teisminį, drausminį tyrimą. Nu tas EDAK. Edo Nickaus. Asociacija Lietuvos krepšinis. Ten jie kažką. Gražiai, nu ką. Jo, ten jie spręs, jie ten baudos dabar. Nu ką. Šiaip tai va, čia yra momentas. Šiaip tai tokį kaip Skersis reikėtų pasodinti. Šiaip čia yra momentas. Tiek Jeftoko, tiek Skersio atveju jiems reikia pasiaiškinti per 7 dienas savo poelgį, kodėl taip negerai padarė, ką turėjo omeny. Bet aš vėl grįžtu prie Grygo. Grygui tai savo pasiaiškinimo nereikėjo teikti į tas istorijas, kurias gavo komisija. Kiek aš supratau iš tos visos komunikacijos. Nebuvo minima, kad Grygui reikėjo pateikti, ne? Už jį stovėjo kas? EDAK stovėjo, tai va, tiesiog toks vėl lyrinis sugrįžimas į tai, kaip yra traktuojami dalykai. Taip, bet gal užtampys normaliai, tikėkime, ne? Tai, pažiūrėk, čia rimtai pasiruošęs. Ne, tai jau nusiteikęs. Antrankis susidėjęs, jau savo numerį paskyręs Praveniškėse, ar kur čia, nežinau, sadino už tokius dalykus. Bet jo. Gal gerai jisai. Nu ir ką, ir šiaip šiurpnaktį iš anksto panašu pradėjo švęsti mūsų gerbiamas prezidentas vakar popietę. Išstojęs su pranešimu, kuris labai svarbus jam pasirodė būtent šią akimirką. Ir būtent šią akimirką. Neturiu vertinimo, žinok, kontekstas paprastas, prezidentas kalbėjo apie Kauno Žalgirį, netgi pamenu vietą, kai jisai sako, ką man primena šis Žalgiris, gal 99-uosius. Suprask, Eurolygos čempionai. Aš nežinau, kodėl visi taip susidorgino dėl šito. Man kažkaip atrodo, čia toks... Kodėl tu... Kas čia baisiausia yra? Mes žinom, kad yra populiaru ne būti prie Žalgirio, būti rungtynėse, būti kamerose, būti nuotraukose, parodyti, kaip tu palaikai. Jo. Ir dabar išstot su tokiu feiku, kur tu... Pričiom dabar tas 1999? Nu taip. Kodėl tau čia reikia kalbėti apie tą didžiausią pergalę tam visam kriziniam... Populizmas, ta prasme, ne? Nu tai visiškas. Kriziniam laikotarpį Europos kontekste, Lietuvos kontekste, kiek yra problemų. Žmogus tiesiog sugalvojo taip išstoti ir tų visokių frazių, aukštų žodžių, kaip akademikas tikras pakalbėjo, ne? Aha. Nu, nežinau, ar daugam tinka, aš pavyzdžiui, iš reakcijų į Facebook'e matau, 5000 yra reakcijų, Žvengų yra 4,5. Ai, tada blogai. Tai, man atrodo, irgi daug ką pasako, kad... 4,5 tūkstančio žvengų ant prezidento posto. Tai plus galų galiai jisai nori sutaikyti FIBA su NBA, Eurolygos NBA. Žiūrėk, priduosim dabar prezidentui, kas žvengus uždėjo. Mielas prezidentė, žvengia iš jūsų Lukas Gintautas, Marius Taronis, Mantas Ramelis,
Man tas pats Mantas Gasperavičius žvengia. Mantas Gasperavičius. Karolis Lekas, važiuok, irgi kvotojasi. Sirtautas, legendinio krepšininko Dariaus Sirtautas sūnus politikas, žvengia iš prezidento. Ir teisėjas galų O gale. jauniesiam politikam reikia labai atsargiai reikšti savo nuomonę Facebook'e, nes Andrius Tapinas viską fiksuoja ir sudės screenshotus, jeigu ką po 11 metų, ką jūs rašėt prieš 11 metų. O Jėzus, kiek čia- Simai labai atsargiai. Įves čia dabar jau į elgsis. kontekstą žmonės. Neįvedinėsiu, neįsiu čia į politiką, užtenka Gitano, kur mes nuėjom. Augustas Didžgalvis žvengia iš... Gabrielė Miknevičiūtė, krepšinis net kolegė, žvengia iš prezidento Gitano Nausėdos. Ir Kubilius irgi susijėmęs už... Tautvydas Kubilius, komentatorius. Žandai Taigi plyt. liksit be darbų, lohai. Adomas Bužinskas ir tas. O, wow. Augustas Šuliauskas. Išlaikytas žmogus, ne, kur santūrus, be jokių ten, ką tu dėsi. Dėsiu žvengą, aišku. Tai Ir tu tu- ką tik sakė, neturi nuomonės. Dabar jau pradėjau žvengti. Šiaip žinai, kas labiausiai nustebino, kad tu pradedi skaityti tą pranešimą, jo, tą žinutę. Ir ten vat, yra kai laikai, kuomet buvo galima ramiai ir užtikrintai miegoti, senai baigėsi. Kai geopolitiniai iššūkiai kasdien atneša naujų rizikos grėsmių. Tu tokius skaitai ir tu supranti, kad turbūt, čia kažkur veda prezidentas, dabar čia suburs tautą kažkokį gerą, žinai, skels kalbą, kur vat, kažkaip suvienis, žinai, parodys savo vertybės. Ir da jis nueina ten, kur mum kaip krepšinio žmonėm gal ir būtų viskas gerai ir suprastum ir priimtum. Ir čia šiaip yra tema, kurią reikia kalbėti garsiau ir daugiau, nes gal ta tema yra nepakankamai iš tikrųjų žinoma ir girdima Lietuvoje. Bet tiesiog tai nėra tinkamas laikas dabar tai daryti. Iš jo niekas šiuo metu nelaukia tokios žinutės, kur yra visokių įtampų, ar ne. Mes dabar... 2 ministrų nėra. Ir nėra 2 ministrų, yra kultūros atstovų protestai, yra regionuose prieš vaikus, ten tiesiog suaugusiai daro visokius spaudimus, kurie tiesiog protestuoja irgi. Atrodo, daugybė skaldymosi visur viduj ir prezidentas išstoja, kad NBA Europą atėjus čia sugadins dalykus ir reikia dabar apie tai pakalbėti. Gitanai, už 2 savaičių tu galėjai tą postą įkelti. Aš taip galiu pasakyti, nežinau. Kad žiūri podcastą, tai aš duodu 100%. Man čia, žinai, žiūri podcastą 100%. Šitą perskaičius, man toks jausmas, kad, gerai, žinai, visą laiką vienas žmogus yra vienas žmogus. Žmogų atspindi komandą aplink jį esantį. Tokį paskaičius, aplink tave nėra nei vienas žmogus, kuris būtų pasakęs, Gitanai, palaukiam porą savaičių. Čia neskubu, žinok. Tas NBA per 2 savaitės neateišia ir nesuvalgys. Niekas nepamiršto 1999. Ta prasme, jis neišniks, neištrins. Mes dabar čia turim, Gitanai, kitų dalykų, gal tu kažką tai pakomentuok ten, apie tuos įvykius, kažkokius, žinai, kas čia darosi. Oro uostas vakar vėl uždarytas, Gitanai, gal nes... Ne. Reikia būtinai šiandien įdėti, žinai, tą postą. Tai šitas dalykas yra keisčiausias, kur nuėjus į tą jau temą, kurią Gitanas kelia, aš vakar pamačiau ir turbūt čia ir tikslas yra kažkiek pasiektas. Daliai žmonių tai buvo naujiena, kas čia darosi ir apie ką čia Gitanas kalba. Ir Gitano... Man patinka, kaip jas familiariai. Gitanai. Ir prezidento Gitano Nausėdos žinutė buvo tokia, kuri šiaip yra teisinga ir apie kurią Lietuvoje yra per mažai žinoma. Jeigu NBA Europą ateis į Europą su savo to projektu, mūsų žalgiriukas, jisai žais antroji pagal pajėgumą lygoj, kuri tuo metu ar tai bus Eurolyga, ar tai bus kažkoks kitas, bet kad Lietuvos klubų toje naujoje lygoje niekas nemato, mes čia galim būti tikri. Tai Gitano pati... Gitanas, jo vardas toks. Gerbiams. Gerbiams Gitanas. Sakau, tą žinutę viskas tvarkoja, bet tu ją išleis po 2 savaičių, po mėnesio, nes tas NBA per mėnesį ir čia neteis ir nieks nepasikeis, žinai. Tai ant kiek nejaus tos temperatūros ir išleis dabar Nėra šitą feelingo. reikalą. Bet man patiko, žinai, kas? Taimingo. Man patiko... Nei Jansono galė dabar jau. Jensonas prapuolės, ne? Heavy the Crown. Po tos scenos. Dabar kitas tas patarėjas lenda, Tai dėjo galvą į stiklą ir nebe... Arba kaip Gitanas sakė, jeigu tu Nebeveikia. blogai jautiesi, nei. Tai reiškia, iki šiol Jansonas blogai jaučiasi, gal sveikatos. Ne? Bet kalbant apie Rytas sureagavo į šitą prezidento žinutę. Vilnius Rytas. Vilnius Rytas. LKL daugkartinis čempionas. Taip. Taip. Kadangi Gitanas Nausėda kalbėjo apie 1999 titulą, Rytas rašo. Heavy is the ground. Rytas rašo. Užplūdus sentimentams apie 2000-aisiais iškovotą pirmąjį titulą Lietuvos krepšinio lygoje, primename, jog pozityvius emocijų užtaisus visada galite nukreipti ten, kas iš ties turi įtakos mums visiems šio neramai laikotarpiu. Fainiai. Labai. Kaip skaniai. Ir pridėjo 3 nuorodas Blue and Yellow, Skaniai. apie savanorišką karo tarnybą ir valstybės gynybos fondą. Tai labai subtili žinutė ir fainiai. Gerai, labai skaniai. Okay.
Ką, o šiaip sekmadienį iš tikrųjų Žalgiris Rytas mes turėsim savo tokį pirmą testą, nežinau kaip čia pavyks, jeigu gausis bus gerai, jeigu nesigaus, tu nesigaus, bet aš ir Gytis Blaževičius į tas rungtynes eisime ginkluoti kamerom. Bet gal per daug nepapasakot. Dar nepasakot, ne? Per daug nepapasakot. Gerai. Tai, žinai, būna šiokia tokia intrigėlė. Gerai, bet žinokit, kad jeigu prie manęs prieisit, aš jūs filmuoju, tik jūs nematot gal. Nebūtinai tai žinot. Jo. Ir paskui nerašykit, jo, ištrink tą dalį. Iš kur dažnai būna susirgalės. Aš jūs perspėju. Per Europos čempionatą nufilmuoji. Ten kažką, žinai, jo, fainai čia kažką. Ištrink paskui. Kai mes padarėm darbą, nebetrinsim, ne, jau keliat gal nebėra, pats bendravai, žinai, nu, tai turėkit va, omeny, jeigu lysit. O šiaip tai dar norėčiau perduoti linkėjimus Šiauliams. Čia yra marškinėliai, kurias mes vis dėlto išsireikalavom. Kažkaip tai per pažįstamus, per kolegas, per draugus, tai yra Kemo Redišo marškinėliai. Nežinau, Jonai, tu dar nebuvai pasisakęs apie pokalbį su Darium Songaila, bet, nu, turbūt šiltesnio priėmimo nei Šiauliuose dar gal nelabai ir buvo, ne? Su tiesioginė šiluma, nes ten buvo labai karšta. Antanas Sireika. Noro nebuvo. Antanas Sireika sėdėjo lygiai per metrą nuo manęs, ta prasme. Jis sėdi scenoje. O buvo jauku ar įtampa? Ne. Puikiai. Tai Antanas Sireika net užbaigė laidą su Songaila. Okay. Galiausiai mes su Antanu apsikeitėm, treneris atsisėda, dar pasakė prakalbą. Monologą tokį 20 minučių, kai būdavo konferencijai. Katarsi pasinėrė, visi iškėlė rankas, pradės kontuoti. Antanai. Antaną. Pakėlė ant rankų Antanas Sireika ir nešė per visą barą minę. Okay. Čia pabaiga tokia laidos. Fainai. No. Norėčiau pamatyti. No. Nu, čia kažkurio metu Karolis Milot pradėjo. Saptas. Bet tai mūsų čempionas. Šitaip. Taip. Fainai. Norėčiau būti jo vietoj. Tai mane visi nešiotų. Tav yra taip nešioja? Yra. Bet išnešė ir. Išnešė. Mane yra išnešioja. Tai. Gerai. Jo, tai šitas interviu išeis pliusams kitą savaitgalį. O po to, po kažkiek dar laiko jis taps ir viešas, visiems prieinamas, bet čia yra dar viena galimybė ir dar vienas privalumas mus prenumeruoti ir prisijungti prie mūsų bendruomenės ir tapti BM Plus nariu ir mėgautis visais dalykais, kurių mes pridarėm. Šį mėnesį, vyryčiai, čia yra mūsų 10 podcastas. Per šį mėnesį mes 10 podcastų įrašėm. Wow. 5 buvo Q&A podcastai, 5 vieši podcastai. Va toks mėnesėlis. Tai galbūt vadovo žodį tą mėnesį pabaigai, kaip čia įvertintų mūsų vadovas pasirodymą. Vadovas kalbėjo, kad išsikalbėjo visus savo žodžius per šį mėnesį, bet šiaip... Nu, Ačiū Marijonai. Ačiū Marijonai. Marijonai Miklavai. Tarp kitko, Edmundas Kučinskas, žinau, kad irgi žiūri šitą podcastą, jis nepraleidžia ne vieno, tai manau, kad šiandien yra ir jo šventė, jisgi vadinamas lietuviškojo Fredžiu Kriugeriu ir to pačiu yra taip, jis pats tą žino ir pats iš to juokiasi ir pats yra didelis ir Žalgirio fanas, tai... Bet su Kučinsku niekur neliūdėsi nei per vieną šventę, jis ir Halloween'o, ir... Pas mus Basket News 20 gimtadienį buvo Basket News. Taip. Kur ateina, sakau, Edmundas ieško, kur čia patekti tą loftą. Sakau, sveiki, Edmundai. O, čia tu tas. Atsiprašau, žinai, žiūriu, bet nepasakysiu. Jis tą ranką sujama. Ir toks mane mėlynoja akis. Tai va, fainai, Edmundas. Jo, jis. Vaibė labai ir... Ta mergaitė, tik tai rasis, ten tokių pasakojimų visokių. Čia anekdotai, taip? Jo, kažkoks nesąmonės. Tai linkėjimai Edmundui Kučinskui, linkėjimai visiems, mes sugrįšim kitą savaitę. Jau aptarsim Žalgiris Rytas rungtynes. Pirmadienį. Ir dar turim rubriką, Leko rubriką, kurią... Leko rubrika. Ir šiaip dar moterų rinktinės buvo pristatyta. Ok, pakalbėsim paskui. Sudėtis. Nu, išstojai čia. Na, bet žiūrėk, Lekas panašiai rašo kaip mūsų premjerė, be lietuviškų raidžių. Atspėk žaidėją iš jo karjeros klubų. Gerai žaidžiam. Buvo juk čiak čia. Žalgiris, ne 19, iš esmės. Ibrahim Džeber? Ne, labai vėlai. Ne, 19. Čia bus, žinai, kas... Lemba, palauk, čia yra... Bandirma. Ai. Čia šitas, čiagi yra... Čia yra Peresas. Meksikos žaidėjas. Aleksas Peresas, taip. Va, tas bandirma man. Vienas taškas man. Čia yra Australas, nemba. Čia turi būti Amerikonas. Čia yra Austin Hollands, man atrodo, ne? Ne, palauk. Šezen, bet čia tokie klubai, nu kur ką žinau. Lecha, Himkino. Atėno Ajek, ne, du kartus jisai ten. Šenžen Leopards, girdėjai Šilutėj krokodilą rado? 16 kg svorio. Ir nuo šiandien Lietuva turi krokodilo apsaugos pirmininką. Paskyrė šiandien ir tai, kad galėtų pakomentuoti šitą įvykį.
Palauk, čia Atenų Panathinaikos AEK. Plecha, Lekavičius Šanžanė nežaidė. Palauk, Panathinaikos. Blemba, nu, 90. Palauk, 9 metais. Palauk. Blemba. 9 metais. Čia buvęs pala Žalgirietis ar ne? Jankūnas, tai čia su nėra Jankūnu žaidė Chimkose 9 metais. Kas? Čia turi būti amerikonas. Čia- Karjerą pradėjo Amerikoje. Palauk, jo. Paskui keliavo per klubus. Iš Panathinaikos. For Flyers. Gerai, pirmą raidę, prašom. Ne. Langfordas? Nežaidži Žalgirį. Žalgiris čia nėra Žalgirio, kur tu čia matai A, Žalgirį? nėra. Ai, kodėl mes tikslinom? Nu. O, tai čia Langfordas. Ką? Keitas Langfordas, nu. Ne? Tikrai visi baigė. Mato tą jamą. Ai, nu sen, Keit. Tai Keitas čia Langfordas. Čia Tai Langfordas. taip. Audriu. Tai ne jo rubrika čia. Tai atspėjau. Aš ir Gerai, Žalgirį gerai. mes aš irgi užsikabinu. Gerai. Neptūnas, Saragosa. Jisai būtis. Neptūnas. Jisai būtis. Daržafaka, Žalgiris. Ne, Renaldas. Renaldas, gerai. Reikia vardą pasakyti, kas čia. Gal. Gerai, varom toliau. Ką mes turim vėl Žalgiris, ne? Iš Piterio. Vaitas. Ne, atvirkščiai buvo su Vaitu. Bet savaitės. Vaitas. Okay. O palauk, sunkiai dirba šiandien atgal galva. grįžk, kuris dabar žaidžia? Japonijai. Ai, Japonija, jo, ten salindėje. Čia jau Langfordo. Čia Keitas. Aha. O, Dzukija, Sakalai, Jasaitis. Palencija. Aha. Okay. Simai Kaip jūs greitai orientuojatės? Simai pašok. Simai pašok. Olimpiakos, Milanas, Realas, Baskonė, Panathinaikos, Kardica. Shenyang Lions, Žodžiu. Peristeri. Kardica tai skamba kaip įmonė, kur langais užsiminėja, ne kaip komanda, ne? Ir Kaune yra kitas žodis Gadica, ne? Jis Gadica. Sako. Gadica. O kada reikia sakyti jį? Kai Nu, tipo, kai labai gerai. O, čia Gadica. seniai Gadica pavarėjai. Gadica. Čia yra Mike James, gal? Ne, čia yra Baskonė- graikas. Baskonė, Graikas. Pradėjo karjerą Graikijoje, baigė Graikijoje. Yra graikas, bet kas čia toks keliauninkas buvo iš tų graikų? Nes graikai dažniausiai namie žaidžia. Olimpijakos. Borusis, Čia ne. pakeliavo. Ne. Janis Borusis. Borusis. Antrą taškelį gavau. Super. Lagūna, Baskonė, Lakers. Na, čia Brazileiro. Čia gal koks Marcelinio Huertas? Aha. Jo. Yeah. Let's digi. Ok. Nerbaktis Kings Ves. hit. Užsibaigė. Čia žinai kas? O kur čia žaidė Čia Transkirchena? Serbas. Transkirchena Ir Lions. čia yra Teodosič, ne? Čia karjerą pradėjo, kur čia... Transkirchena. Ne, Tranšėjai, nu pradėjo karjerą. Tranšėjo Belgijai Lions. kažkokia gal. Pastebėjai, kiek jų Lions buvo? Šengotas. ten visi Žaidšenio, Lions. o čia Tranšėjas. Blemba, palauk. Palauk, Fenerį ir tada Zvezda, ne? Čiūkšt, kas čia buvo toks? Iš Warriors. Rimtas serbas. Koks Pala, iš Warriors, kas čia grįžo į tą mūsų... Kaliničius? Ne, Kaliničius grįžo į kažkur kitur, jisai. Nežinau, Nedovičius, bet netinka Nedovičius. Nedavičius nėra ryto, nėra. Nu. Palauk, bet 3 metai Baskonijoje, paskui Feneris, tai reiškia gerai varė ir pyst į Timberwolvesus. Ten 3 metai. Čia blecha. Ai, žiūrėk, aš žinau. Tai sakyk, Ne man, ne Belica. O, geras. Ačiū. tai bet aš vardą spėjau, jeigu čia vardą reikia pasakyti. Gerai. Nedovičius. Marko Popovič. Popovičius. Marko Popovičius. Taip kitko turi gerą dabar ir tas Vladelis. Dustin Slyva. Madololo. Kažkas su Madolo irgi. Gerai. Shanghai Brave Dragons. Čia atrodo, kad užsisakinėjau dabar kažką tai kinų restorane. Shanghai Brave Dragons Shanghai. Mažesnė pavardė. Shanghai Brave Dragons Višnaitė. Čia manau, kad Shang-Chi tarė. Vis tiek turi būti lietuviška. Su Shanghai grybais, jeigu galima sirbytės valgysi. Ir Šarksa man vienas Šankajos gerai. Varėzė, Milanas. Čia blecha. Takinė išbalansuoja Čia kažkaip. bus koks ilgas. Čia bus Bet koks... Džekis 95 startavo. O, čia yra Luis Kola, gerbėmiai. Okay.
Louis Verstappen. O, Žalgiris. Arvydas Sabonis. Kraitė. Chomičius. Homkečia, taip. Vladimiras Chomičius. Čia bus Atitukpumpo. Kuris? Turi pasakyti tiksliai dabar. Aleksas? Kostas? O, aš laimėjau. Kostas, Aleksas būtų dar mažeikiuose, nutupęs bent jau. Viskas? Oi. Ačiū, liuks. Gražiai. Gera rubrika, linkėjimai. Palauk, dar grįžtam vis tiek prie moterų. Prie moterų reikia dadoklį. Tai dabar moteris kur žais ir dėl ko, gal priminkim? Žaidžia jos atrankoj į 2027 Europos čempionatą, kuris vyks Lietuvoje. Ir žaidimas vardam pasižaidimo, sakykim, taip. Ok, nes mes jau esam čempionate. Mes organizuosim. Taip. Mes dalyvausim kaip šeimininkės ir Lietuvoje vyks finalinis etapas ir grupių etapas, ne? Jie kartu su Suomija mes organizuojame. Ir vyks Vilniui. Ir Mindaugas Balčiūnas paklaustas, kodėl, atsakė, todėl. Klaipėdoj. Klaipėdoj ir Vilniui. Jo, bet kodėl ne Žalgirio arenai? Todėl? Todėl. Tai žodžiu. Panašus atsakymas buvo, aš irgi Taip ir buvo, normalaus jo. paaiškinimo. Tai kai atsakymas toks, tai tada mano ir komentaras toks. Kodėl? Pagal visus algoritmus. Tai mes žaisim grupėje kartu su visom 4 šeimininkėm. Tai va Belgija, Švedija, Lietuva ir Suomija. Taip, tas pasižaidimas yra vardantų FIBA taškų, kurie paskui akumuliuojasi ir galbūt padės burtam geresnį krepšelį papulti. Tai tas vienintelis reikalas mums. O sudėtėlė tokia, kad palyginus su Europos čempionatu, kas atstovavo Lietuvai, tai nebus Kamilės Antiskaitės, kurie žaidžia Vilnius Kibirkšty. Taip? Taip. Vilnius Kibirkštis toks. Aš tikrinu pulsą, ar tu dar su manim, gerai? Wow. Nežiūriu, knapsi. Ok. Tai va, tai Kamilė praleidžia, grįžta Daugilė Usė po pėties traumos, kodėl tai jokėsi vis dar. Nežais Monika Grigalauskytė, irgi, kur yra viena iš... Kiek Eurolygoje žaidžia moterų? Moterų Eurolygoje lietuvių kiek žaidžia? 4. Ne, 3. Ok. Vardinam. Kamilė, Monika Grigalauskytė. Taip. Labutskienė. Ne, Labutskienė Kibirkšty žaidžia. Palauk. Kibirkšty žaidžia Europos. Geras testas. Jocytė. Jocytė, prašau, labai gerai juda. Žiūronoj. 2 turime, Juškaitė. Taip. Pataikiau, 3 Taip. yra. Ir viskas. Tai va. Šitas 3 iš tų 3 išskyrus Monikos nebus langė. O Solopova kur? Solopova Klaipėdos Neptūnas. Ok. Tinka? Tai va, tai ir daug jaunimo pajungta yra Gabija Galvanauskaitė, irgi kuri Kibirkšty dabar žaidžia, Danielė Paunksnytė, toks apsišaudimas, plus paengiant to pagrindinio brandolio žaidėjus. Nu, tai ir pasimėginimas lapkričio, palauk, tai pasakysiu, lapkričio vidury dabar žais lapkričio 13 Švedijoje su švedėm. Taip. Ir lapkričio 16 sekmadienis po mūsų išvykos į kur? Į Pirėjų ir Dubajų. Mes skrisim. Taip, grįžtam šeštadienį, sekmadienį, visi Vilniui palaikyti Lietuvos moterų krepšinio rinktinės su Europos čempionėm. Kas Europos čempionės? Belgijas. Taip, liuks. Bet su baime atsakyti. Su baime. Tokias, kas čempionės? Belgija. Sveikinu. Ačiū labai, ačiū. Tai va. Oi, nedrasu buvo. Nedrasu. Bet atstovėjai. Kažkiek. Matai, žiūrėk, tau tos drąsos reikia daugiau. Tu žinai, bet ir bijai, kad per daug gal žinai, ne? Žinai, kaip man sakydavo mano pradinių klasių mokytoja. Žinai, kad varpas skamba, o kur? Nežinai. O ką tai reiškia? Nifiga neaišku. Mokytoja, ką man iš to pasigirti? Jo, gerai, gerbėjai, fainai buvo su jumis. Ačiū visiems mūsų pliusams, mūsų milašiams, mūsų didiesiems partneriams. Primink, Jonai, tu labai gražiai skaitai, kas yra mūsų milašiai. Ir to balsu. Paduosiu kompiuterį ir tu savo Marijono Mikutavičius. Aš jau atsidarysiu, žinok, pats per tą laiką. Gali, bet su visais... Taip, mūsų dosniausi rėmėjai Milašiai. Marius klausom. iš UAB į Solita, AB Aksa. Šiauriai gražiai skamba. Labai nekokybiškas meistras Mingaudas. Biški lūžo balsas. Arvydas iš Punsko. Va čia gerai. Dominikas MB Audom. Marius iš Tepalų bazė LT. Tomas Okmanas. Lemba žemą natą, kaip gražiai paima. Vytautas Ratkus, Ratkaus klinika. Viktoras. Okay. Viktoras Šurmeliovas. Marius Milaševičius, labai Mačiūnai.
Justinas Bakas, E-Tortas, Mantvidas Ransas iš Saulidas. Ransas, tu su juo susipažinai Šiauliuose beje. Bet Jis tavęs nenorėjo paleisti. O jis namo. Samarančas? Ransas. Mantvidas Ransas. Pas kurį Ingrida Sabonienė skrido. Apsilankė mūsų Songailos pokalbėje. Market Reds SEO paslaugos. shopsg.lt. Modestas Ancius ir naujokė mūsų būrelėje. Domina. Milda Butkutė. Pointed.tech. Pointed ar pointed? Nu, tarėsi pointed, rašosi pointed. Taškas tiek. Gerai, o iš kur tu žinai kaip tarėsi? Nes, numanau, daugiau mokslas. Šiaip malonu, pasveikinkim Mildą prisijungus. Bravo. Ačiū labai. Milda. Ir visai pabaigai primenu, kad prasideda lapkričio mėnesio fantasy žaidimo lapkričio iššūkis arba mėnesio iššūkis ir aš kviečiu kurti naujas komandas, nes jau nuo kito Eurolygos turo kausis tik tai lapkričiui, arba nebūtinai, bet visos komandos kausis dėl lapkričio mėnesio geriausios komandos titulo. Tai net jeigu dar nepradėjo žaisti, niekur traukinys nenuvažiavo, galite įstoti į jį, iššokti įvažiuojantį. Dabar... O kas yra mašinistas? Mašinistas. Aš tiksliau, Nedas Blinstrubas, o aš konduktorius. Okay. Ir 300 eurų gali laimėti bet kas lapkritį taps geriausios komandos fantasy savininku. Tai susikurkit komandas, pavarom. Jeigu bus BM plus narys, čia irgi labai svarbu. Nu, vis sugadininu. O jeigu mes laimėsim, bus apkaltinti, tarkim, aš iššaučiau, netikėtai. Jeigu laimės kažkas iš savų, tai tada mes mėtysim pėdas, neviešinsim to žmogaus. Nutilėsim tą mėnesį. Lapkritį nutylim, grįžtam su gruodžiu. Taip. Sak, nugalėtojas Lukas Šmalinovskis. Kažkas. Ir toks pat Malinovskis, tik ūsai. Šmaliauskas nugaus jo. Ir darom tas naujienas, prizą įtikėm, savose sultyse verdam. Kas čia, kodėl? Taip yra tokia, kai jau esam. Bet ne, mes... Nebesivartyk. Nebetęs. Yra kaip yra. Viskas. Tai va, visiems gražaus savaitgalio, aišku, važiuosim po Lietuvą, lankysim kapus, ramybės. Šiandien šiurpnatis. Šeimos santarvės ir iki pasimatymo. Helovynas, Jonai. Ramybės ir atminkit.